Nu, sveiki visi, mes ir vėl Taivane, ten tas mėlynas gražuolis, o prie dar vis šito konstruoju kažką bandau padaryti. Tai skersai to pabandysiu atsakyti keletą klausimėlių jums. Kelionė iš automobilio iš Taivano į Omaną šiaip nežinau, kiek trunka, nes mes siunčiam iš Lietuvos į Omaną. Ir galbūt būsite kažką praleidę, tai čia yra mano pirmasis automobilis, jisai dar vis yra geltonas ir jisai yra parduotas į Taivaną ir jisai čia gyvena ir čia būna. Ir aš kartais su juo sudalyvauju varžybose, o kitas, dabar kuris yra mėlynas, yra mano, su kurio važiavau 24 metų Driftmasters sezoną, su kurio važiuoju dabar Omane ir su kurio pradėsiu važiuoti 25 metų Driftmasters. 25 metais taip, važiuosime su mėlyna spalva, banguosime, mėlynuosime trasose. Tai va, manau, kad visai neblogas gavosi dizainas. Aišku, čia skonio reikalas ir dėl skonio nesiginčiama. Iš tikrųjų, pačiam biškį keista, nes 10 metų vis dėlto nėra mažai. Ir visada buvom geltoni, tai visiems šiek tiek laiko reikia priprasti, lygiai tiek pat ir man, ir komandai, nes dar kartais patys ieškome geltonos mašinos pytose. Tai va. Bet manau, kad pokyčiai tik tai gera. Tas bolidas dienos šviesą jau tikrai matė ir keliavo Vilniuje ant raliuko. O kada pamatys varžybose, tai labai tikimės, kad 25 metų kokiam 3-4 etape Driftmasterių, nes norim pasidaryti gerai, tvarkingai ir kad neturėt problemų. Nes vieną mašiną per skubėjimą pasidarėm, taip kad sezone viso turėjome šiokių tokių techninių niuansų, tai dabar norime būti užskaitinti. Maikučio, kaip matote, aš dar su šita. Taip, mėlyno merčio bus, jisai bus turbūt vasario gale, kovo pradžiai. Tik tai dabar yra taip, kad yra limited editionas, jų šiek tiek bus pardavime, bet tai yra skirtas labiau Omanui maikutės ir jų šiek tiek liks, tai įdėsime į pardavimą ir jas, bet ant Driftmasters sezono jos šiek tiek pasikeis ir galbūt dar padarysim ir megztinių ir kažką gal atnaujinsim su kepurėlėmis.